Labas rytas, lėkštės jau tuščios, baigiam savo kavytes su štai tokiu vaizdu. Šiaip labai gražus kempingas. Išvažiuoti reikia iki 12 valandos, tai paskutiniai darbai. Opa. Prisipilam vandenį, prisipilam švarų ir išsivalom tualetą. Beje, čia aišku, kaip ir visose kempinguose, yra Wi-Fi'us. Prieš vakar per naktį, ne per naktį, bet iki vėlumos montavau video, kad kuo greičiau pabaigti ir kad iš ryto spėtumėm dar įkelti. Tai atsikėlėm 8, užstatėm kelti video, pamiegojom toliau iki 9. Dabar yra 12 valanda ir įkelta 37%. Per 4 valandas, tai čia per valandą maždaug po 10%. Tai bandau eiti iki receptiono, gal čia bus geresnis ryšys, gal dar kažkiek pavyks įkelti. Šiandien diena tokia labiau važiavimo, nes priartėjome prie dar vienos šalies, ogi Bosnija ir Hercegovina jau prie pat. Tai matom, kad jau artėjom prie sienos, jau liko visai nedaug. O Bosnija ir Hercegovina, jeigu nežinot, nėra ES šalis, tai ne tik, kad valiuta ten yra kita, tai dar ir mūsų lietuviškas internetas ten visiškai neveiks. Tai ką tik sėdėjom, ieškojom, lyginom visokius variantus, kas ten labiau apsimoka, tai radome eSIM, kuri palyginus netaip ir brangiai kainavo ir visai su daug interneto. Tai užsisakėm jau eSIM kortelę, kad įvažiavę į Bosniją galėtumėm kažkaip žemėlapiais naudotis, kavinių susirasti, parduotuvių, nakvynės vietų ir taip toliau. Tai ką, lekiam toliau ir jau visai netoli Bosnija. Na štai ir siena. Mums turbūt reikės dokumentus rodyti, jo? Ok, viskas, slepiam kamerą. Dokumentai patikrinti ir mes įleisti į Bosną, į Hercegoviną. Dar viena šalis į mūsų sąskaitą. Pirmasis miestelis Bosnijoje, kažkoks eilinis miestelis visiškai. Labai šalkom važiuodami, sakom, staptelėm pavalgyti, pasižiūrim internete kainas, sakom, negali būti, negi rimtai čia taip pigu. Tai kaip ir minėjau, valiuta yra kita, jie rašo kilometrais kainas. Štai tokios kainos kilometrais. Jokauja, aišku, tiesiog taip jų valiuta vadinasi. Ir šią valiutą reikia dalinti maždaug iš 2, kad gauti eurų kainas. Tai vad burgeriai po 5, po 6 eurus, bulvytės va, už eurą, už 2 eurus. Kainos kol kas atrodo, wow, kaip kokioj Lenkijoj prieš 5 metus jaučiamės. Žiūrėsim, kaip čia bus toliau, ar ir parduotuvėse tokios kainos, bet jau vienas didžiausias minusas, kad sėdime tik lauke, nes į vidų užeiti mums abiems kaip nerūkantiems, tai tiesiog tragedija. Taip stipriai prirūkyta, visi sėdi su uždegtom cigaretėm, o jėtus kaip ne kažką. Na, bet nieko, geras oras, tai galim savo sėdėti lauke. Ramba gerai, Deivis sako, iš tikrųjų šitos kainos jau realiai yra tokias, net sakyčiau, Kroatijai tai dar didesnės, bet jau tokios lietuviškos, Lietuvoje turbūt jau tiek burgeriai tikrai kainuoja kažkokioj kavinukiai, eurais, tokiam kainom. Tai čia dar iš 2 dalint. Štai ir tie burgeriai po 5 eurus ir kalnas saldžių bulvyčių už 2 eurus. Atrodo visai neblogai. Mes jau pavalgėm, šiaip labai skaniai pavalgėm. Viskas buvo puiku. Ir aš jau tik įėjus Deiviui sakau,
paklausk, ar galima atsiskaityti kortelę, mes vis dar neturim vietinės valiutos. Jisai sako, hei, atrodo moderniai kavinė, sako, aišku, kad galima bus atsiskaityti kortelę. Nueina mokėti, sako, tik grinais. Sakom, gal eurais galima? Jo, sako, galima. Tai jeigu ką, eurais, taip supratom, čia atsiskaityti ne problema, bet grąžą tai davė vietiniam markiam. Taip, dabar užtat turim kažkiek markių. Irgi nėra blogai. Oho, Rūta vairuoja, matot? Pamiršau, kaip vairuoti. Net pasižiūrėjau į pedalą, ar stabdė, ar gazą spaudžiu. O kodėl tu vairuoji? Kur čia važiuojam? Kodėl? Audra artinasi, man nepatinka ten stovėti. O mes nekabinsim stogą. Aukštis neparašytas. Juokingiausia, kad su tokia. Atsiųskite eurą Rūtai ant kojinių. Visiškai jau gėda su ją eit kur nors. Aš manau, tu čia ant kelio sustojai ką tik. Nieks čia nevažiuos. Kai važiuos? Taip. Sakai? Nu taip, tai tu ant kelio pravažiavimo sustojai. Čia va yra parkingas, o čia yra tiesiog kaip sankryža. Nu, bet tai neparodyta. Tai tada ten. Kaip atbulinėjau. Aš manau, grįžus į Lietuvą turėsi teisės išsilaikyti per naują. Tai tada ten buvo geresnė vietoje? O apsižiūrėjai, ar mašinų nėra? Tai, žmonės, mačiau, kad jeigu ką pypinsiu. Aš visada taip darau. Svarbiausia važiuoti lėtai ir klausyti, ar nieks nepypina. Jeigu pypina, reiškia ir mašina. Duodu 9 procentų, kad kai pastatysi už tave stulpas bus, tai atsargiai neatsiremk. Yra. Yra. Nevairuodamas jau žinau kur kas. Kamerą įsijung. Jo, kaip tik ties šitą vietą ir yra stulpas. Tai tu nori, kad į tą parkuočiau? Kaip nori. Nu gerai. Tai jau viskas, nėra kelio atgal. Oh! Kai čia buvo? Eik pasižiūrėk, ką padarai. Nieko nepadariau. Nuredėjau tik biškį. Viskas, čia ne aš buvau. Kur eisi, kam traktelį ištraukiai? Eisi kuo nekeist. Kuti. Va todėl ir pervariau mašiną. Visur pila jau kaip iš kibiro, žaibuoja ir mašinų jau va aplinkui atsirado, ne mes vieni čia lietučio išsigandom. Pastaba ateičiai. Daugiau niekada neiti į Bosnijos kavinės, kai yra prastas oras, nes neįmanoma tada atsisėsti lauke, o viduje, nepaisant visų ženklų, kad negalima rūkyti, jie šios ženklus ignoruoja ir toliau sėkmingai rūko viduje. Mirštam abudu su Deiviu. Aš specialiai paskaičiavau, šiuo metu kavinėje yra užimti be mūsų 7 staliukai, rūko iš 7 6 staliukai. Sakysit, vienas staliukas nerūko? Ne, rūkė prieš tai, kai atėjom. Tai nuolatos yra cigarečių stiprus kvapas. Baisu.
Toliau Deivis čia pasiėmė visokių nesąmonių. Blinukai, nu. Blinukai kainavo 3,50. Nu, atrodo, tai skaniai. Valgau savo labai saldžius blynus ir pilnas žmonių susirinko žiūrėti vieną. Sako, iš jo ruošiasi šokt, nu, skau kaip ir jo. Pasirodo, jisai čia renka pinigus ir kai surinks 50 eurų, tada nušoks nuo tilto. Nežinau, ar čia verta taip rizikuot. Nu, jau kažką kalba, kad surinko apie 30. Gal sulauksim čia dar to šuolio. Pasiplaukiojimas kainuoja 10 eurų žmogui ir trunka 10 minučių. Biški pasidžiaugia, kol laukia turistų. Nu, man atrodo, šitą susiruošė šokt. Valtis visos irgi sustojo. Oi. Pavakarieniaujam dar su tokiu puikiu vaizdu. Jeigu spėsim, dar pakilsim ten į viršų. Apžvalgos aikštelė yra. Čia Via Ferrata yra. 15-20 minučių galima užtrukti. Tai pasižiūrėsim, gal dar spėsim ir ją. O dabar mėgaukimės vaizdu. Ką, panašu, kad Bosnijoj namie nebegaminsim, valgysim tik tais mieste. Vištieno šašlikiukas su česnakinė duona. Tokie įdomus balandėliai. Na ir žinoma vaizdas į upę. Ir į miestą, į kalnus. Tai miesto centre su vaizdu patiekalas po 10 eurų te kainuoja, tai wow. Nu va, ir užkilom virš Mostrilo miesto ir va, kaip gerai atrodo apžvalgos aikštelė. Nice. Sakiau Mostrilas, Mostaras, atsiprašau. Nu, labai gražus vaizdas. Apskritai labai kalnuota Bosnija. Dar ir saulėlydžio metu, nu labai čia gražiai viskas. Čia tik tais tų padangų galėtų nebūti. Kaip nejaukiai. Eina sau. Labai šiaip aukštai.
Juda. Šiaip buvo ženklas, kad negalim šokinėti. Nu, kai žiūri taip žemyn, tai jaučiasi, kad aukštai. Geras. Nice. Svarbiausia, kad nemokamai man eurų tai patinka. O va, sulaukėme tamsos, kad pasižiūrėt į šią vietą sutemus. Ir ne veltui laukiam. Labai gražiai ir sutemus atrodo. Tadam! Kai gerai atrodo. Oi, čia dabar. Per kamerą tai daugiausiai šviesos tenka užrašui, bet šiaip ir miestas visas žiauriai gerai atrodo. Kalnų, aišku, čia per kamerą nematyti, bet mums matosi. O, ir tolumoje ten kiek miestelių. Wow, Deivis jau ant to tiltelio, bet čia turbūt jo net beveik nesimato. Eina savo, kaip gerai miestas atrodo. Toks ore sklandantis Deivis. Geras. Labutis, šiandien oras pas mus, kaip matot, labai ne kažką. Tai mes nusprendėm šiandien šauti čia beveik per visą Bosniją ir pasiekti Sarajevą. Tai tokia važiavimo diena. Ir beje, ką tik įvažiavom į autostradą, kuri beje yra mokama, jau pasiėmėm pirmą bilietuką, kiek kainuos net neįsivaizduojam. Bet vertinant maisto kainas, kuro kainas, tai turėtų būti tikrai nedaug, tikėkimės. Kuras beje, visur kur važiuojam, kol kas matom, kad €10, €15 už dyzelio litrą. Tai labai neblogus kainos. Tai nuvažiavom apie 20 kilometrų, o sumokėti reikia 7 kilometrus. Už 20 kilometrų 7 kilometrai. Va taip. Mes jau Sarajeve, paliekam kemperį ir einame į štai tokį Wellness and Thermal Resort. Toksai kaip ir vandens parkas Sarajevo. Dar kol kas nieko nepasakojom, nes skamba viskas labai gerai. Tai einam tikrinti, ar tikrai viskas taip gerai. O einam jo, dėl to, kad oras ne kažką lyja vis dar, nesimato turbūt, bet lyja. Lietus ir praneša visą dieną šiandien lietų, tai vis tiek sakom, būsim kemperyje, tai bent jau smagiai gal praleisim laiką ir dar prie viso to būsime švarus. Wow. Visai neblogai. Ginklų negalima, patikrino, neturim. Svarbiausia šitame parke viską žiūrėti iš toli. Iš toli viskas atrodo neblogai. Jo, bet iš arti tai labai stipriai trūksta švaros ir atnaujinimo. Jo, čia žmonėms, kurie sako, kad prie Ruso buvo geriau ir panašiai, tai vat rekomenduoju aš apsilankyti tokiose vietose ir prisiminti, kaip gerai yra pas mus naujuose įrengtuose, naujai baseinuose, naujai pastatytuose. Ir kaip būna kitur. Nu, palmės va yra gražu. Svarbiausia išorinis vaizdas. O kad plytelės ten purvinos ar atšokusios, ar dažai ant sienų atšokę, tai koks skirtumas? Mes jau po baseiną pasidėjom daiktus, einam į priešais esantį prekybos centrą. Pavalgysim kažką. Nu ir bandžiau surasti informaciją apie šitą parką, nes man atrodo, kad jis pastatytas kokiais 86 ir viduje jausmas toks, kad prieš 30 metų
tėvai taip džiaugiasi Lietuvoje tokiais baseinais. Tačiau radau informaciją, kad jis atidarytas 2005 pagal pasaulinius standartus. Ir šiaip bandžiau surasti Bosnijoje top 5 geriausius baseinus, tai jis buvo įvardintas pirmoje vietoje. Bet spėju labiau dėl to, kad nemaža erdvė yra lauke, yra čiuožyklos lauko, yra baseinai ir šiaip terminiai vandenys. Na ir galim paklausti, kaip Rūtai, patiko ar nepatiko? Aš tai susiraukus matyt nepatiko. Bet įėjimas kainavo tik 5 eurus, tai labai skustis negalim. Aš nebegaliu, čia tas rūkymas iš proto tiesiog veda. Ta prasme, jeigu prekybos centre yra kavinė, tai toj kaviniai akivaizdu yra rūkoma. Reiškia, kad smirda visam prekybos centre. Praeitą kartą buvom tiesiog paprastoji maisto prekių parduotuviai ir ten irgi buvo šalia, kaip ir dalinosi patalpą su kavinė. Ir net prekybos centre smirdėjo cigaretėm. Čia irgi apėjom kaip tyčia staliukai taip padaryti, kad yra aplink parduotuvės apstatyti ir prie tų staliukų, aišku, sėdi žmonės ir rūko. Visas prekybos centras smirda, vos išbūnam. Žiauriai didelis minusas Bosnijai už tai.